Antroji spektaklio dalis vyks konferencijų salėje, todėl kai aš parodysiu tokį judesį, jūs turite sekti paskui mane ir eiti į konferencijų salę. Kur žiūrėti, ar apačion, ar į jūs? Pirmiausia, žiūrėkite apačion, o paskui jūs manęs tikrai nepražiopsosit. Algirdas yra eilinis programuotojas, kurio gyvenime viskas einasi pagal planą. Kaip darbe, taip ir gyvenime. Jo kasdienė veikla iki smulkmenų suprogramuota. Tik kartais kažkodėl jo smegenys išmeta fatal error žinutę. Tuomet jis nueina į barą ir, gurkšnodamas raudonų plytų alų, bando sukurti naują kodą savo galvai, kurioje nežinia iš kur vis atsiranda kažkoks bagas. O jei tai nepadeda, susikrauna kuprinę ir išvyksta pakeliauti į Tailandą, Malaiziją ar kokią kitą egzotišką pietryčių Azijos šalį. Nugairintas saulės ir prisisėmęs laisvamaniško gyvenimo įspūdžių, jis visuomet grįžta su pasitaisiusia nuotaika ir jo gyvenimo kodas vėl ima veikti puikiai. Algirdas, taip? Teisingai, Sandra. O kaip jūsų draugai? Tavo, vadink mane to. Tavo draugai, Algirdai. Ar jie tavęs nepasigės? Nemanau. Tikrai? Penktadienio vakaras. Jie susiras kitų draugų. Gerai. Kodėl man atrodo, kad mes pažįstame? Matote, ši istorija yra visai ne apie Algirdą. Ir jau labiau ne apie Jūratę. Ir apie jūs. Apie jūsų ir mūsų buvimą drauge. Kai mes pirmą kartą pristatėme centrinėje bibliotekoje, Žirmūnuose. mes nežinojome, kas nutiks Sandrai. Mes nežinojome, kad jį pasirinks išeiti. Mes nežinojome, kad toks pasirinkimas iš viso egzistuoja. Nes aš tai galiu persiprogramuoti galvą. O aš galiu atsirasti tinkamą vietoje, tinkamą metu. Viskas priklauso nuo autoriaus. Tik Sandra ne. Sandra yra nepriklausoma. Dar jaučiu jos buvimą. Jos kvapą. Ji yra kažkur šalia. O jeigu... O jeigu? Jeigu jis niekad ir nebuvo. Jeigu jos nėra, Tuomet. tuomet nėra ir mūsų. Man tavęs reikia, ei. Sandra! Grįžk.